Pirmadienio vakarą pranešta, kad Vilniuje dega namas, o viduje gali būti žmonių. Lvivo gatvėje kilo gaisras ir buvo gautas pranešimas, kad štai dega 1,5 aukšto mūrinis gyvenamasis namas ir dega to namo stogas. Dega atvira liepsna buvo, o ten daug žmonių viduje gyvena. Nu yra ten pora žmonių, ką aš žinau, ten čia ir irgi gyvena šitam name. Tai matėsi ant stogo jo, ta liepsna didelė. Matėsi. Išsiustos gausios ugniagesių pajėgos, 4 autocisternos buvo išsiustos ir automobilis su kopėčiomis. Dabar juo pasikėlė ugniagesiai, dirbant pastato stogo, konstrukcijas čia pjausto, ardo ir turbūt bandys pasiekti gaisro židinį. Na ir pranešėjo teigimu, viduje namo gali būti žmonių, tačiau vėliau informacija buvo patikslinta. Laimė žmonės suspėjo išeiti iš namo, evakuotis, bet įvykio vietoj dar matyti budintis 2 medikų automobiliai, 2 brigados medikų, o Lvivo gatvė dabar yra uždaryta. Čia ties žiedinė sankryža su Geležinio Vilko gatve ten toliau. Važiavimas nuo Konstitucijos prospekto, tai čia nepravažiuosite. Dalis stogo šiuo metu nuardyta, čia kibirkštis matomos nuo pjūklo, metalo pjūklas, jauna metalinė stogo danga, metalinės šerpės greičiausiai tenai. Dėl to tiek kibirkščių.